pasiruošę, jo 2 kartus pasiruošę. Labai gerai, palauk. Tai yra tokia pasta. Bet, nu, ne taip įvardinti dalykus. Laimingieji. Jūs norite įsidėti, ne? Gerai, tai jūs kaip pastovu, o tada jums dar naudingą žodį į mūsų. Gal galit čiut kažkaip tai paploti, kad mes suprastume, kalbam ne vien šitai. Prieš organizatorius, prieš visus tuos, kurie deda didžiulį darbą, kad šita šventė Lazdijų krašte paslaugos ir ralio servisas Vidridas Lazdijai. Ralio partneriai ir mažėja nuo lietaus. Jeigu tu prisiminsi pernykštę pergalę, tu... Šaunam ir atvažiuoja dabar Vaidotas Žala. Paskui bandėt patys analizuoti, kur galėjo tą pusantros sekundės, kaip sakyti, nepralošti. Turbūt esat ištikimi tam galvą. Mes jums praktiškai kukelius pagal taikytus parinkom beveik. Nu tai klausykit, kaip nuotiko sezono pradžioj? Geras. Na tai ką, važiuokit protingai, suvaldykit tuos arklius ir sėkmės Mariui Vėgeliai ir Renaldui Gegužinskui. Čia apie Euroviziją klausimas. Supratau, o jūs užipsit? Gerai, tai lauksim pasišnekėjimo vakare. Aurimas Didžiūnas ir Justas Parisas. Dėkit, susitvarkoj. Gerai, pirmas mažas etapas. Ko tikitės iš jo? Aš tai tikiuosi smagiai praleisti laiką ir prisiminti, kaip čia tam Larčia smagu. Jo, tikimės panašiai to paties, pasidžiaugti, ką čia veikiam iš vis. Kartais labai pamirštam, koncentruojamės į kažkokius rezultatus netikrus.
reikia džiaugtis, ką darom ir iš vis, kad turim galimybę čia būti. Sieksit rezultatų lenteliai. Tai rezultatų, manau, siekia visi čia susirinkę, tai čia, žinai, todėl ir yra varžybos, tai yra azartas, tai yra, kaip sakyt, sportinis interesas, tai jo, bet ar verta taip jau labai plėštis, aš nežinau, bet faktas, kad tikrai nevažiuosim lėtai. Vis tiek visi dedam pastangų, kažkokį treniruotės darom, dedam pinigus į techniką ir panašiai. Faktas, kad norisi parodyti savo ir kitiem, ir konkurentam kažkokį rezultatą. Tai bandysim neperlenkti lasdos, bet porą taikinių turiu. Rokas ne vienas iš jų, bet bendravardžius tokius. Ir po susirašymo greičio ruožų. Kokie? Jie įvairūs, mano nuomonė jie įvairūs ir labai greiti, ir slidus, ir kai kur beprotiškai greiti, kitur siauresni. Kažkiek primena Visaginą, tenai kažkokias pamokas išmokom, bandysim pritaikyti. Bet va, gamta irgi duoda savo siurprizų, tai teks prisitaikyti prie kintamųjų nemažai. Tu susitiks rytoj? Būtinai. Pasimatom iki.